sakoma, kad galbūt 30 ar net 40% Lietuvos gyventojų palankiai vertina tą laikotarpį. Na, jūs paminėjot kai kurias grupės, bet kaip jums atrodo, ar tiek galėtų būti tų žmonių? Mano skaičiavimais Lietuvoje yra nuo 4 iki 3 žmonių, kurios būtų visai gerai ištremti. Visą tą gyvulių, reiškia, sovietinio, rusifikuotų Na, apie tremimą gal... Ne, to kodėl ne, tai būtų visiems geriau tik tai. Aš nesakau žudyti, aš juos turiu menį ištremti į Hongkongą arba ten, į Kiniją, kuriems būtų geriau. Tai ar tai daug ar ne? Ne. Mūsų visuomenė, kaip tik lyginant su kitom komunistinėm visuomenė, pavyzdžiui, su kokia nors Slovakija, yra kokybiškesnė. Jūs pasidarykite Facebook'e ar Twitter'e buvusiam dabar X'e. Jūs pažiūrėkite, padarykite tos tyrimus, tos fieldworkus, jie labai įdomus yra. Žmonės iš tokių šalių kaip Slovakija ir netgi Čekija yra prastesnės kokybės, prastesnės suvokimo negu mes. Ir ten turbūt tokių būtų net trečdalis, kuriem prie ten, jų komunistų partijos buvo geriau, gal ir, žinai, ir 40% daugiau. Tai viskas pažįstama lygiai. Taip, mes turim daug šitų galvijų, jie dvesia po truputį, tas yra gerai. Bet atrodo, kad na, jūs tokių žodžių galvijai, ten dar kažkokį žodį paminėjote. Aš labai atsiprašau, aš nebijau, kad mane išmes iš jūsų televizijos, sakau, ką noriu. Taip, ko nepasakysiu apie jūs, ne? Laisva Lietuva, suprantat, visi gali kalbėti. Bet to nevyniokim žodžiu į vatą, vadinkim daiktus savais vardais. Bet iš kitos pusės, na, yra ir tų jaunų žmonių, tai kurie irgi, kai kurie palaiko, tai kas čia kaltas ar nekaltas? Tai išaugę prastos genetinės kokybės asmenys galvijų šeimose, nieko nuostabaus, kad irgi tampa galvijais, bet ne visi. Ir čia mes turim tą išganimo momentą, mes turim rūpintis tokiais ir juos pagrobti ir pasimti gerą terpę ir juos auklėti kitaip. Bet labai dažnu atveju mes tą matome labai dažnai Rusijoje, kai jauni žmonės, kurie tiesiog fiziškai negyveno tais laikais, kurie negali žinot, ir netgi jų tėvai ten nelabai žino, aš kalbu visai jaunų žmonės, 17-18 metų šiandien, jie sako, sovietmečiu buvo geriau. Aš nežinau, gal, nu, tai čia Rusijos atvejs, tai ten yra kita gyvybės forma, ten nesupras. Pas mus yra matyti dėl to, kad jos aplinka, kurioje gyveno, jos prifarširavo tų nesąmonių, ten baba kokia nors, kuri buvo sandėlio ten vedėja, stribų išpira kokia nors. Tai, nu, jos ten anukėlės, tai sakys, kad prie Rusų buvo geriau. Bet čia tai nesudramatizuočiau. Tai taip fenomenas, tai keista, bet nėra taip jau baisu. Teisybė, kad tavo tėvas karininkas? Mano tėvas karininkas, pulkininkas, leitenantas. Tarnybų jam negalėjo kaip nors atskleipti tavo veiklą? Manau, kad negalėjo nieko. Įdomu, kaip. O aš būčiau buvęs tardytojus, turbūt, nes buvau patekęs į spec grupę prokuratūros. Ir dabar muštum kur nors kabinetu? Gal net ir muščiau, nes turbūt žmonės nenori pradeda mušti ką nors. Aš esu pusiau ukrainietis, mano mama ukrainietė. Nors vaikystėje aš, nors ir kalbėdamas su mama rusiškai tik tai, aš jai neleisdavau, mes su seserim neleisdavom jai kalbėti lietuviškai, nes mus erzindavo akcentas. Aš nepuikiai moku lietuviškai kalbėti. Bet šiaip nuo pat mažens aš mąsčiau lietuvių kalbą. Reiškia, aš esu lietuvis. Nors tai nėra nei gerai, nei blogai, aš neturiu omeny, kad būtų blogai, jeigu aš būčiau ukrainietis. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром рано.